Grašys skatikai grynieji šlamantieji. Vadinkite juos kaip norite, bet pinigai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Taip knygą Pinigų triumfas pradeda vienas garsiausių Didžiosios Britanijos istorikų Nilas Fergusonas. Prestižinės Londono ekonomikos mokyklos dėstytojas lengvu ir įtakingu stiliumi pasakoja apie sudėtingą finansų istoriją. Jis pradeda savo knygą nuo kalbos apie pasaulinę krizę, be abejo, kuri mus visus palėtė. Jinai vakarų pasaulyje atėjo šiek tiek anksčiau 2007-aisiais, į Lietuvą 2008-aisiais atėjo ir visi mes atsimenam, kad buvom įtikinėjami, kad jokios krizės čia nėra, nebus ir nelaukite, žodžiu, viskas yra tvarkoje. Tai autorius šioje knygoje paaiškina, kaip atsitinka tos krizės, kaip veikia pinigų mechanizmas, kaip yra pastatytas pasaulio finansų pasaulis, kad jame atsitinka štai tokios krizės. Atrodo, pinigų yra ir štai jų staiga nebėra. Ir nebėra ne lito, ne dviejų kišenėje, o nebėra milijardų ekonomikoje. Kiekvienas skaitytojas, skaitydama šią knygą, pradės suprasti, kaip atsiranda obligacijos. Pirmiausia, kas yra tos obligacijos. Juk tą žodį girdim kiekvieną dieną ir galbūt ir daugelis ir turi valstybės obligacijų ar dar kokių nors kitų. Taip pat akcija, kas yra akcija, kaip funkcionuoja akcija, akcijų birža galų gale. Žodžiu, autorius, man rodos, tikrai nėra, kaip pasirodytų, pinigų triumfas. Pavadinimas sako, kad čia pasaulyje triumfuoja pinigai ir daugiau jame nieko nėra. Pinigų triumfas šiuo atveju reiškia, kad tai yra žmonijos pažangos variklis pinigai, bet vėlgi autorius jų nesureikšmina ir priešingai netgi sako, kad nereikėtų per daug pūsti to burbulo, nereikėtų per daug spekuliuoti, nes matome, kas atsitinka paskui. Ir žinoma, nukenčia nuo to burbulo dažniausiai ne tie, kurie pūtė jį, o tie, kurie vis dėlto yra skurdesni.